yra mano gyvenimas ar ne automobilis, kaip ir aš vairuoti savo automobilį, bet realiai, kas vyksta daugumo žmonių gyvenime, tai sėdi žmogus arba gale, bagažinėje dažniausiai, arba priekaboj to automobilio. Ir ten tą vairą, žodžiu, nes tie visi kiti veikėjai, rodomi, o Dieve, gyvenimo šeimininkas nevairuoja automobilio, tai jie ten visi pešasi ir bando jį sukontroliuoti tą žodžiu, gyvenimą. Nes tu pats tiesiog nesi už to vairo. Ir jie visi nori tiesiog, kad tu avarijos nepadarytum. Jie tau kaip ir nori gero. Tai kai mes einam, sakykime, į vidinį darbą, išsprendžiam savo vidinius dalykus, tie visi veikėjai susėda į galą, į bagažinį, į priekabas, o tu atsisėdi prie savo gyvenimo vairo ir važiuoji ten, kur tu nori važiuoti. O negalvoji, kad nori važiuoti į Palangą, bet atsiduri Vilniui. Dažnai būna tas dvilypumas. Aš noriu vienai, mano kaip ir aš jaučiu savo troškimą, aš jaučiu, ko aš noriu, bet aš negaliu padaryti. Ir tas negaliu padaryti yra pasąmonė. O tas, kas aiškiai supranta, ką aš noriu, kokį aš tikslą turiu, ar savo verslą pradėti, ar išsiskirti su vyru, ar pradėti savo kažkaip kitaip grafiką dėlioti ir žmonėm nubrėžti ribas, aš to žinau, kad aš to noriu, bet aš negaliu to padaryti. Tas, kuris žino, kad nori, tai yra 5% mūsų protų. O tas, kuris priešinasi, yra realiai 95% pasąmonės. Ir kai nėra vientisumo tarp pasąmonės ir sąmoningo proto, tai visada, ta pasąmoninė programa nugalės visada. Ims viršų jausmas, pasąmonė yra jausminės smegenys, jausmas visada ims viršų prieš logiką. Ir aš manau, kad, nežinau, beveik visi žmonės realiai tą patiria kažkokiose savo gyvenimo srityse. Gal vienas gyvenimo labai važiuoja, aš sugalvoju, ko aš noriu, pavyzdžiui, sportuoti, ir sportuoju ir pasiekiu savo tikslus. Kitas žmogus tiesiog negali, tai 20 metų iš eilės, kiekvienais metais rezoliucijas rašosi ir nepavyksta. Įvyksta automatas. Pasąmonės programa yra automatas ir kol jinai neperrašyta, tol jinai valdys, nes jinai yra labai stipri. Bet kai atsiranda ta savistaba, atsiranda iškart tarpas tarp automatinės programos ir mano sąmoningo veiksmo, sąmoningo proto. Ta sąmonės šviesa yra labai labai stipru. Ypač hipnoterapijos metu mes, kai sąmonės šviesa apšviečiam, tai, kas mums nebetarnauja, nebetinka, tai yra jau 90% darbo. Nėra tik vieno tavo balso, vieno tavo identiteto. Ten yra daug ko, kažką mes traumuojančio patyrėm, kažkas mus labai drausmino ir kai mes paklusdavom, taip gaudavom meilę. Kažką išmokom, tiesiog paveldėjom, nes taip darė visi ir mes kitaip nematėm. Kultūriškai tai jau mums yra įrašyta. Ir kažkas tiesiog mus labai tokio stipraus emociškai įvyko ir aš pats kažkokias išvadas nereikalingas savo pasidariau. Tai antras dalykas po pastebėjimo tiesiog visada klausti savęs, ar tai tiesa. Va tuo, kuo aš tikiu, ar tai yra tiesa. Ir ar tai yra tiesa man. Nes Audrutei, Indai gali būti tiesa, Gerdai gali būti tiesa. Kažkam gali būti netiesa. Ir visoms tiesoms yra vietos būti ant šios žemės. Va tai ir yra tie vidiniai įrašai, kurie pagrinde dauguma jų susiformuoja iki mums yra 7 metai. Tai mano dukrai dabar yra 7 metai, tai aš žinau, kad aš didžiausias dovanas ir nedovanas jai jau atidaviau. Aišku, po to jinai savo laisvę valia gali jas keisti, kas yra didžiausias dalykas, didžiausia dovana mums kaip žmogui, kad mes galim bet kada tai keisti, jeigu mes to norim. Tai tie vidiniai įrašai yra tos programos automatinės, kurios tupi mūsų pasąmonį ir reguliuoja 95% mūsų gyvenimo. Kad taip nesausai pasakot, kaip tai praktiškai atrodo. Dabar keletą pavyzdžių duosiu, bet tai nereiškia, kad kiekvienas vidinis įrašas taip ir susiformavo pas kiekvieną. Kiekvienas yra unikalus, dėl to man patinka vienas ant vieno, aš tik tai taip matau didžiausią prasmę darbo, nes kiekvienas žmogus yra unikalus. Ir jeigu tau kažkas sako,
kad tu negali uždirbti pinigų ten tiek ir tiek, nes pas tave yra tas ir tas, tai nebūtinai. Tu tikriausiai turi unikalią istoriją, kas tave blokuoja ir kas tave stabdo. Tai tas vidinis įrašas gali būti ir geras dalykas. Tai, pavyzdžiui, aš galiu turėti viduj įsitikinimus, kad aš galiu pasitikėti visai žmonėm, kad pasaulis yra geras, kad mane visada čia kažkas palaiko, kad aš visada rasiu išeitį. Arba galiu turėti įrašus, kad aš esu nevykėlė, man niekada nesiseka, aš nieko nepadarau gerai. Ir tai yra tiesiog būna, kad moteris bijo padaryti klaidą. Čia ateina ir baimė kalbėti, ir šiaip darbe labai toks ar perfekcionizmas, nuolat tikrinti, ten iki detalių turi būti išlaižyta. O ten, sakykime, yra irgi tas vidinis įrašas toks, kad vaikystėje dažniausiai, kad ir kaip banalu atrodytų, bet tikrai dauguma įrašų susiformuoja vaikystėje. Jų gali būti ir vėliau, jeigu kažkokios stiprios patirtis, bet pradžia tikrai dažnai yra vaikystėje. Ir, sakykime, kažką darė, tyrinėjo pasaulį mergaitė, ar ne? Ir tai buvo tas emocinis ryšys su tėčiu kažkoks toks ant ribos, o vaikui labai svarbu yra priklausyti savo bendruomenę, tą meilę, dėmesį. Ir ten tėtis kažką labai sukritikuoja, kad jinai kažką ten suklydo, ne tai padarė, nors iš tikrųjų jinai nesuklydo, o tiesiog bandė, ar ne? Bandė atrasti, bandė išmokti. Ir jinai nusprendė, va tam tokiam stipriam kažkoks atstumimo jausmas įvyko ir jinai nusprendė, kad aš negaliu padaryti klaidos, aš turiu viską daryti tobulai. Ir tada jinai jai 40 metų ir jinai daro prezentaciją darbe ir milijoną kartų tikrina, ar nėra klaidos. Ir jeigu jinai pristato, atsisuka ir yra klaida, jai tiesiog išmuša tas pats, va jausmas grįžta kaip tada, kad tėtis atstūmė. Nors laikas yra kitas, emocija ta pati. Gali būti tokie, kad pavyzdžiui, ir patyčias patyrė, ne vaikas, kad ir paauglystėje ar vaikystėje ir kažkaip negalėjo apsiginti tuo metu ir irgi tos stipriam emociniam momente nusprendė, kad aš turiu būti didelė arba stipri irgi. Ir tas protas mūsų, kai mes dar neturim loginio proto, iki 7 metų mes neturim realiai kritinio mąstymo, jis tokių visokių nesąmonių kartais prigalvoja. Mums atrodo, kad turi kažkokia būti loginė seka, kaip tas vidinis įrašas atrodo, ten labai nelogiškų dalykų daug yra. Ir gali būti sugalvojimas, aš turiu būti didelė, stipri apsiginti, ar berniukas didelis, stiprus apsiginti. Ir ką daro, protas sukuria taip tavo gyvenimo būdą, kad tu tiesiog valgytum nesustodamas ir augintum svorį ir būtum didelis. Čia vienas iš. Visaip gali būti, bet tai yra vienas iš. Arba kad, sakykime, gauni daug komentarų, aš tą turėjau, kad verslų žmonės ar tie, kurie gerai gyvena, yra kažkokie blogi. Ir tada keista, kodėl tu taip kažkaip ir atsimuši į tą pinigų sumą, kurią tu uždirbi ir negali perlipti, nes tu tiesiog nenori būti blogas žmogus, nes tavy tupi tas įrašas, kad jeigu tu uždirbsi daug, gyvensi gerai, ar turėsi verslą, tu būsi blogas žmogus. Arba dažnai būna santykiai, santykiai būna, jeigu mato santykius šeimoje nekokius, kad ir tėtis ir mama kenčia santykiuose. Tai toks susiformuoja, kad santykiai lygų kančia. Ir tada protas ieško to, kas pažįstama. Tu susirasi tokius santykius, kurie tau bus kančia. O Indrė, Daryti. Bet vidinis balsas buvo stipresnis ir aš žinau, kad tai yra tiesa, tai yra mano tiesa, paskui kurią aš turiu tiesiog eiti. ir koks tas vidinis pojūtis būna, kai jau, kaip sakant, momentas, ar ne, kad teisingai pasiilgiau. Momentas, kai tokia aplanko triukšmė tyla. Kai tu tiesiog žinai, kad tau dabar gali ateiti 1000 žmonių ir sakyti, nedaryk. Bet tu tiesiog žinai, kad tu darysi taip, kaip tu nusprendė daryti. Yra toks tiesiog toks stiprus žinojimas, kad jis yra nepajudinamas. Va tas ryšys su tuo vidiniu balsu ir po to, kai
Pasiilgi paskui jį, jis laiką vis stiprėja, nes jau turi pasitikėjimą tuo savo instinktu, tu jau tu žinai, kaip tai jaučiasi ir kiekvieną kartą, kai pasiilgi paskui jį, kitą kartą yra vis lengviau. Nes tu labai aiškiai jau matai, kur kalba baimė ir ne tik baimė, kad ta tikra vidinė tiesa, kuri yra tas tikrasis tavo balsas, jis gali būti matomas tamsoj ir gali būti girdimas triukšme. Bet pirmiausia, jį reikia pamatyti šviesoj ir išgirsti tyloj. Tai yra pirmas žingsnis ir po to jau, kai jis sustiprėja, jau gali būti aklina tamsa, jau gali būti triukšmas ten daug decibelų vakarėlis vykti, bet tu jį girdėsi ir tu jį matysi. Vis tiek atsiras tas nepanaikinamas, jau nesugriaunamas ryšys. Ir ką kiekviena moteris gali tiesiog tokio nedidelio pradėti su savim daryti, tai suprasti, kad jos balsas prasideda nuo to, kaip jinai su savimi kalba. Ar kaip tu kalbiesi su savimi, nebūtinai garsiai, bet tyliai savo galvoje. Ir kai ten kalba kažkas arba kažkaip, kaip tau nepatinka, gali tiesiog paklausti, kas ten kalba, kodėl taip kalba, ar aš tikiu tuo, ką ten kalba. Pradėti klausti. Klausimas yra labai galingas dalykas.